Sveiki visi. Šiandien naujas siuntinukas. Matom puikiai dėžutę. Gerai pakuota. Ir tai yra dar vienas telefono aksesuaras iš AliExpress parduotuvės. Atsidarykim. Pakuota neblogai. Ir taigi yra Xiaomi Redmi Note 2. Štai toks, taip sakant, tuninginis dangtelis. Kaip matom, čia yra padaryta lyg ir odos tekstūra, bet čia yra, aišku, toks minkštas plastikas, nors gal ir kokiu dermantinu aptrauktas toks. Jo, visai gali būti kažkiek dermantinu aptrauktas. Aplinkui matome kaip po aliuminis. Na, taip iš karto nepasakysiu, ar čia aliuminis, gali būti, kad čia metalizuotas plastikas. Mygtukai jau yra integruoti. Ir stilius, aš manyčiau, kad panašus į Galaxy šeimą. Yra taipogi visas ertmės ir pultui, garsiakalbiui, ausinėms ir viskam kitam. Taipogi matom, yra ir anglies pluošo toks lipdukas, kuris padeda išskirti šilumą. Kągi, vaizdas bent pakol kas toks, kad pamatuoti uždėjus ant telefono aš turėsiu nusimti jį nuo štatyvo ir pasistatyti kitą kamerą. Taigi, nusėmiau nuo štatyvą Redmi Note 2. Dabar jį nuvilksim. Dėkliukus. Pat štai jis dabar atrodo taip originaliame dėkle. Su originaliu dangteliu. Atsidarom. Ir dedame mūsų atsisiųstą dangtelį. Užsidėjo gan taip tvirtai. Kamera, matom, lieka apsaugota. Atrodo, taip, mygtukai labai aiškiai spaudosi. Na, rankoje dėka šio paviršiaus neslysta. Na, aliuminis šitas nešaldo, čia greičiausiai bus padengimas, todėl jis greičiausiai gal ir nusutrins greitai. Nors kaina nedidelė, tai šiaip iš tikrųjų atrodo gan prabangiai. Ir čia turbūt tikrai dermantinas, nes visai neblogai taip jaučiasi rankoje. Na, štai va toks daiktas. Na štai, tai toks dangtelis. Kam patiko, spaudžiam like. Apačioje yra nuoroda jį, galite jį nusipirkti. Taipogi žiūrėkite mūsų Instagramą, sekite, ten rasite naujienas, kas pamatysite sekančiame video. Na ir prenumeruokite kanalą, jeigu dar to nesate padarę, nes praleisite sekantį įdomų video. Iki!